Daugiau ženklų nežinau. Ko dar nepaminėjau, kokių ženklų. Pas mane šaliu, man atrodo, koks 36. Sportbačius. Opa, parla. Jūs primetat, va tiek padangų susvilino. Oh my god. Tegul svyla padangos, o nesielo. Like, share, hate, share, masturbate, whatever. Ant maisto centų? Pas mumis tik tais korteliai. Įteiksiu mergaitį pakabuką, kad nematytų. Labuką. Draugui paduok. Pasisveikinti. Labas, dėdė. Galiu pasivažinėti kartu. Tai gal su gerų džinsų, tada važinėkim. Gerai. Gerai, dėdė. Tai vat, kad nereikėtų jums važinėti vieniem, susirašot Discord'e motorau.lt Discord kanale susirašot su savo miesto chebra ir leikit pasivažinėti, kad nereikėtų vienam važiuoti. Tai visi varat į motorau.lt, ateinat į Discord serverį, užsiregistruojat ir turit pilną chebros, su kuriais galėsit daryti ratuką. Ant maisto centų? Pas mumis tik tais korteliai. Bet čia yra taros. Žiūrėk. Jeigu netingėsi, nu į taros. Vis 20 centų, ne? Pinigų neturim dėdai pavalgyti, bet turim veglutę švaistyti. Namai. Ko nedavai dėdai pinigų? Eliksai. Turėjau centų. A ne, melagis tu. Reikėjo kavos nupirkti tą, kurią man siūlė nemokama. Ne, nemokama, o tam. Gerai, sumušam rankom. Gerai, lekiam. Ne, nemokama, eur spam. Gaila dėdei. Eurą pam, gaila dėdei. O aš eglutės perku, kurią švaistų. Bet kaip kvepia. Važiuojam. O, dievulėlė, koks karštis, šiandien rodo 24 šilumos. Ai, dėl to aš ir nepasirašiau šiandien. Įlipau į kelnes, į sportbačius. Opa, parla. Čiut nebuvo, bum. O taip ir belenka, seniukai. Žinokit, sakau, kožą lipsiu. Užsidėjau vien namuose kožą. Pradėjau virti. Pradėjau šutintis. Ne, sakau. Geriau lysiu, sakau, į sportbačius. Jaučiuos lengvas. Jaučiuos belenkaip lengvas. Jaučiuos belenkaip lengvas. Ir labą vakarą, labą dienos aš sugrįžau. Šalmą prisisėgiau. Viskas lyg ir gerai. Sakau, tokią karštą gražią dieną reikėtų pasidaryti mum vlogą. A ko ne? Jeigu neiškepsiu čia ant saulės su motorau džemperiu, tai turėtų būti gerai. Prasuksim ratuką, papezėsim nesąmonių, gal kažkam padovanosim pakabuką. Šiandien kalbėsimės mes apie kalbą kelyje motociklais. Kaip reikia susikalbėti su motociklininkais, važiuojant kely. Tai yra gestų kalba. Tai kaip reikėtų susikalbėti kelyje motociklininkam? Jeigu važiuojat grupiai, jeigu važiuojat net nebūtinai grupiai, jeigu važiuojat ir dviese, visą laiką reikia bendrauti. Visada reikia kažkaip tai šnekėtis, rodyti. Oi, tepalvai, tepaliukai. Visada reikia šnekėtis, visada reikia kažkaip tai informuoti. Ne vien tik posakiais
Pas kai kuriuos motus iš viso net nėra posūkių, arba yra jie labai super mažyčiai, super mini, kad jų net nesimato aplinkui iš vis. Tai tuoj susitiksim su kokiu nors draugėliu, kad palaikytų kamerą ir mane pafilmuotų. Aš parodysiu, kaip reikėtų bendrauti kely su chebra. Buvau šiek tiek dingęs, kaip visada buvau dingęs, kaip visada buvau išvykęs. Šiokie tokie reikaliukai buvo. Ne visada spėju, žinokit. Sudėtinga man, žinokit, sudėtinga su tais vlogais. Labas, kokia gerumo mocas. Pepe, Jonai, eik. Bėk, Jonai, bėk, nešk Janinai gėlių. O kaip važiuot ratuką gaujoj, kaip važiuot ratuką minioj, aš jums papasakosiu. Šiaip dažniausiai važiuojant šachmatų formą, įsidėstę šachmatais, visada lydintysis stebi kelią, kaip ir paukščiai skrandantis. Visą laiką pirmas skrenda lydintysis, antras skrenda lydinčiojo pavaduotojas ir daugiau visą šutvį iš galo. Tai visi išsidėlioja šachmatais, taip arba taip. Svarbiausia, kad kiekvienas mocas, kiekvienas motociklininkas iš galo per veidrodėlį mato jam iš galo pirmą mocą važiuojant. Tai yra, jeigu tu važiuoji, tuoj susitiksim kokią hebrantą, parodysiu. Jeigu tu važiuoji kažkam tai iš galo, tarkim, aš dabar šitą jaudinį iš galo važiuoju ir aš stengiuosi matyti per jo veidrodėlį jo šalmo stikliuką. Reiškės, tas žmogus, iš kurio paskos tu važiuoji, jis tave matys. Gal nori padriftuoti? Ne, nenoriu. Čia ką tik vyko driftas. Jūs primetat va tiek padangų susvilino. Oh my god. Tegul svyla padangos, o ne siela. Ir kiek tokių krūvelių primeti, kiek padangų suėdė, ne? Jo, bet viską suvalyti reikėjo kažkam. Tai va, kažkam. Sugadina. Tai va, mes dabar gražioj Šiaulių vietoj, kol nebuvo išdraskyta čia tų gyvulių. Nu, bet nieko, atvažiavo 2 kiti gyvuliai. Tai mes dabar atvažiavom parodyti, kaip susišnekėti su baikeriais. Matei, kai rodžiau ženklą? Aha, mačiau. Nu, kokį ženklą matei? Ten ta kliūtis. Kliūtis, taip. Iš dešinės. Taip. Po to ten ta posūkis į dešinę. Taip. Jas. Dar norėjau taip rodyti, bet nebuvo policijos. Nereikia klaidinti kitų motociklistų. Tai va, nu, mokymosi tikslais kartais galima. Arba jeigu labai įsijauč, tada irgi galima. Tai dabar pats svarbiausias ženklas mocų yra, iš nugaros aš parodysiu, pats svarbiausias ženklas yra sveikintis. Jeigu sveikinos, rodau kairę ranką į šoną. Ir va tai va. Kadangi mes vairuotojai važiuojam, akceleratorių spaudėm su dešinė, tai kairę rodom ženklus. Šitaip yra pasisveikinims. Matos gerai, kad pasisveikinims, a ne? Nu gerai. Triusikai nesimato man stringai? Ne. Tikrai? Nu bent nepastebėjau. Gerai. Tu stovėk kaip nors kiečiau, kaip nors taip. Gerai, sekantis ženklas. Ne ką svarbesnis už sveikinimusi. Sveikinimasis taip. Posūkis į kairę rodom taip arba taip. Dažniausiai aš rodau su kairę ranką ištiestais delnais, nes taip gali pagalvoti, kad rodau sveikinimasi.
nes pas kažką trumpi pirščiukai kartais gali sumaišyti. Taip rodau sveikinimąsi, taip rodau, kad sukuos į kairę. Taip rodau, kad sukamės į dešinę. Yra kiti pripratę rodyti posūkius su koja. Taip arba taip. Čia yra neteisinga. Aišku, jeigu su Britva važiuojam grupiai, tai mes tada yra posūkis ir greitai norim parodyti ir nėra rankų, kaip kažkur dėti. Tai gal ir rodom kitą su koja, bet su koja rodom kliūtį, tarkim. Jeigu matom kliūtį iš kairės, rodom su pirštu, kad bus kliūtis iš kairės. Jeigu kliūtis iš dešinės, rodom su koja, kad kliūtis iš dešinės. Nemaišykim. Koja nėra posūkis. Posūkis į kairę yra taip, posūkis į dešinę yra taip. Viskas. Važiuojam. Norim, kad chebra pagreitėtų. Spaudžiam gazą, delnas į viršų, rodom, kad gazuojam. Blet, karšta. Norim sulėtėti, rodom delnas į žemę, kad lėtėjam. Sulėtėjom. Gerai. Norim visiškai sustoti. Sugniaužtas kumštis, sulenkta ranka 20 laipsnių kampų į apačią. Reiškia, mes stojam, visiškai sustojam. Pats svarbiausias yra policija. Per šalmą duodam kelis kartus ir visi žinos, kad policija. Daugiau ženklų nežinau. Ko dar nepaminėjau, kokių ženklų? Gulintis policininkas. Gulintis policininkas, man atrodo, Blembo, kaip? Kojas abidvi. Abidvi kojas, ane? Ar rimtai čia taip yra? Atrodo. Taip, ane? Tada pakeli ir Ai, taip. Nu jo, šiaip geras. Tada darai. Ai, nu taip, jo. Bet šiaip tinka ir jaučiu kliūtis iš kairės arba kliūtis iš dešinės, nesvarbu, man atrodo. Vis tiek žinos, kad kliūtis kažkokia, nu. Gerai, važiuojant grupėse, jeigu tu važiuoji pirmas kaip lydentysis ir yra antras žmogus tau iš galo, važiuojant šachmatais, ir nori, kai jis lydėtų kitus mocus, tai tada rodai pirštą. Tipo tu važiuoji pirms, ir tada keičias chebra, tada keičias iš lydinčiojo ir lydi tas, kuris važiavo iš galo. Daugiau. Ko dar nepaminėjau, paminės, man atrodo, vėliau. Kaip ir viską atrodo. Eik tu, na. Pas mane šaliu, man atrodo, koks 36. Gerai, dabar bandu atsisveikinti. Ir nepamiršk, share, subscribe. Like, share, hate, share, masturbate, whatever. Žodžiu. Eikit šiek viskas užtiks.